aš savęs nemyliu, tai tu mane mylėk. Aš save kritikuoju, tai tu mane girk, sakyk man komplimentus. Tada aš ateinu į santykį su tarsi pretenzija, kad tu užmesk dabar su manim santykį, tu man duok santykį. Aš iš tikrųjų su savim neturiu to santykio ir turbūt tai pats pirminis santykis, kurio aš kaip žmogus, man tai gyvybiškai ar kaip čia pasakyti, svarbus santykis, bet jeigu aš jo neturiu, aš tada pradedu su pretenzija į santykį. Aš savęs nemyliu, tai tu mane mylėk. Aš save kritikuoju, tai tu mane girk, sakyk man komplimentus. Aš savo neleidžiu nežinau, ten kažko nusipirkti, ar ne, tai tu man tą duok, ar ne. Ir tada aš iš savo, tai ko savo neduodu, dažniausiai tada ateinu su pretenzija pas kitą. Ir tai yra labai prastas pamatas sveikam santykiui. Ir aš tikiu, kad tokiam santykyje, kur vienas partneris savęs negirdi, jeigu tas santykis kažkokiu tai būdu funkcionuoja, ir reiškia, kad ir kitas partneris tame santykyje greičiausiai, kad negirdi savęs ir tikisi tarsi jie, kas vienas iš kito ieško vienas kito papildymo. Taip, ir daugelis žmonių įsivaizduoja, kad tai yra teisingas būdas būti santykyje. Kokie mes panašus? Taip, mes viską kartu, mes visur einam kartu, ar ne, ten už rankučių susikibę, ten kartu keliamės, kartu gulamės, tiek daug bendrumo turim, ar ne, bet iš tikrųjų tas buvimas tokioj susipynusioj ląsteliai, kurioje aš nejaučiu savęs, savo poreikių, savo jausmų ir savo ribų, jis nėra sveikas, nes galiausiai toj ląsteliai aš nematau kito. Tam, kad matyčiau kito, man reikalingas atstumas. Ir čia labai pavojinga yra būti šitoj mutavusiai ląsteliai, bet normalu joje būti įsimylėjime pirmus ten metus, galbūt antrus ar kažkuriuose tose laikotarpiuose. Ir kas yra apgaulinga, žmonės jau būna tą patyrę kaip labai didžiulę euforiją buvimą šitoj ląstelėje ir tada tas atsiskirimas, kad ir į tokį atstumą jau kelia paniką, tarsi tai būtų jau atitolimas ir išėjimas skirtingomis pusėmis, ar ne? Ir čia tada mes apie tai irgi terapijoje labai daug kalbam. O kur esu aš, kur esi tu, kas yra apie mane, o kas yra apie tave ir ką mes čia kartu sukuriam. Man norisi tada taip teikti iš karto, kad, žinai, jeigu yra du atskiri individai, kurie turi savo, savastį, savo matymą, savo jausmus, savo supratimą, nebūtinai vienodus, tai tas kaip šeimos, kaip poros pasaulis, jisai tampa daug spalvingesnis ir įdomesnis. Taip turėtų būti. Tikrai taip, ir aš labai tam pritariu, bet dauguma žmonių yra tokia bėda, kad mes nuo vaikystės esam pripratę klausytis pasakų. Ilgai ir laimingai gyveno. Taip. Ir apie pelenę, ir ten apie coliukę, ten miegančią gražuolę ir visokių pasakų. Nuo vaikystės mus maitina pasakomis, tada mus maitina jau ir holivudinėmis pasakomis. Ir mes tada turim susidarę tokį šiek tiek iškreiptą vaizdą, kuris yra gana toli nuo realybės, kad realybėje tai yra visai kitaip, tai nėra pasaka su ilgai ir laiminga ir ten už rankučių susikibę. Gyvenime būna visko ir aš kartais laikausi kažkokio įsitikinimo, kad jeigu jau prisiekiau prieš Dievą, tai turi būti iki mirties, žodžiu, nepaisant to, kad galbūt mano pasirinktas partneris su manimi elgiasi netinkamai, nederamai, smurtauja ar dar kažkaip, aš laikausi įsikabinus, nes patikėjau tą pasaką. Ir dažnai apie tai irgi kalbam, kad nereikia būti taip, reikia pamatyti ir save, ir kitą, ir savo ribas jausti. Jeigu aš jaučiu savo ribas, aš galiu kitam tada sakyti, kad žiūrėk, man taip netinka, aš su tuo negaliu prie to prisitaikyti. Ir man atrodo, tada čia visai kita kokybė santykių gali vystytis. Kada nustojam tikėti pasakom? Kada nustojam?